Sveiki, verti meilės klausytojai. Šiandien sutiko Inga Globė kalbėti su manim labai svarbia tema. Ji yra sąmoningos tėvystės kaučerė ir iš tikrųjų labai išmintinga moteris. Tai šiandien mes pradėsime pokalbį apie tai, kaip mes sukūrėme santuoką. Ir labai dažnai mes ją sukūrėme ir įsikibę laikome jos kaip kažkokio statuso. Svarbu mums vertinimas, o ką aplinkiniai pagalvos, jeigu va čia man lyg tai kažkas jau nelabai sekasi arba mes nesutarėm. Ir aš vis tiek laikausi jos įsikibęs lyg tai kažkokio tai sakralaus dalyko. Ar aš į santuoką žiūriu kaip į augimo ir kaip į meilę šventovę. Kaip iš tikrųjų šiandien dienai dauguma iš mūsų sukūrėme santuokas, ištekame arba vedame. Ir tiesiog vieni iš mūsų sąmoningai augame kartu ir pereiname tas visas kliūtis ir visokius barjerus, kurių kelyje tikrai būna ir ne vienas. O kiti tiesiog laikosi įsikibę ne dėl to, kad jie laimingi ir ne dėl to, kad jiem yra gera būti kartu, o dėl to, kad tiesiog jie nori užauginti vaikus, jie nori, kad vaikai išaugtų šeimoje, o ką kiti pagalvos, o ką tėvai pasakys, o ką dar kažkas pasakys. Tai vad kaip šitoj situacijoje iš tikrųjų sąmoningai reiktų mums gyventi ir kaip ir kokia nauda vienam ar kitam ir kokia nauda mūsų vaikam ir kokioje erdvėje vaikai turėtų augti. Mėly klausytojai, labas Jurgita. Labai gera pradžia pradėti apie santykius kalbėti nuo vertybinio pagrindo. Ir jeigu aš jūsų paklausčiau, kokios labiausiai puoselėjamos ir vertinamos santykių savybės, vertybės, kokybės mūsų visuomenėje, aš tikiu, kad jūs man pateiktumėte daug variantų. Ir meilė, ir palaikymas, ir bendrystė, ir augimas kartu, ir taip toliau ir panašiai. Bet tada aš jums užduočiau tokį klausimą. O kai mes išgirstame, kad kokia nors pora išsiskyrė, ką mes komentuojam? Ką išgirstam? Kiek ilgai, tu įsivaizduoji, bet tik jie gyveno 25 metus. Arba, pavyzdžiui, pasakai kažką tai apie santykius, apie savo tėvų santykius ir sako, tai tavo tėvai 40 metų kartu gyveno. Arba skiriasi tavo draugė ir sako, įsivaizduoji, mes po 15 metų. Ir vad žinokit, mūsų visuomenėje, ir nesau, kad mūsų, tiesiog viso pasaulio visuomenėse, labiausiai vertinamas dalykas santykiuose yra, kiek ilgai mes galime būti kartu. Ir labai mažai yra galvojama apie tai, o tai ar mes laimingi, būdami tiek ilgai. Ar mes jaučiamės palaikomi, ar mes galime tame santykyje būti autentiški, būti savimi. Ar mes vis dar mylime tą kitą žmogų ir norime būti kartu su juo. Mes labai mažai apie tai susimąstom. Tai ateina į antrą planą visiškai. Kiek ilgai? Svarbu likti kartu. Mums tenka pripažinti, nors jeigu taip reikėtų pasakyti, kad esu kartu dėl statuso, dėl pareigos, dėl to, ką žmonės pasakys, kaip gražiai Jurgita sakė. Dažniausiai mes neigiame tai ir sakom, man nesvarbu, ką žmonės pasakys, man nesvarbu kiti, bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad svarbu. Ir labai dažnai mes įstringame santykiuose, siekdami išlaikyti statusą, išlaikyti santuoką, bet mažai susimąstome apie tai, ar tai dar yra ta santuoka, dėl kurios mes pradėjom draugauti, bendrauti, kūrėme tą ryšį ir iš tikrųjų tuokėmės. Kai santykių sunkumai pasiekia šeimas, pasiekia vaikus, reikia pagalvoti, kokias vertybės mes jiems norim perduoti. Ar mes norim jiems savo elgesiu transliuoti, padarei vieną kartą sprendimą ir įkliuvai, tai ir kentėk toliau. Murgdykis. Ar visgi, aš nesakau apie skyrybas, aš esu turbūt nežinau, kiek pati vedu terapijų, konsultacijų, tai čia yra visiškai kraštutinis atvejis. Nes kitas atsakymas yra, ar aš sugebu santykyje mokytis mylėti, mokytis priimti meilę, mokytis palaikyti, mokytis spręsti sunkumus.
nereikia jų vengti, kaip ir konfliktų nereikia vengti, reikia išmokti juos spręsti. Kai mes galvojame apie vaikus, tai mes norėtume, kad jie mokėtų spręsti konfliktus, kad jie mokėtų atvirai komunikuoti, kad jie nedrįstų pasakyti, kaip jie jaučiasi, kad jie nebijotų siekti savo laimės, tarti su kitais žmonėmis, mokėtų argumentuoti, bet kartu ir įsiklausyti, kad tai nebūtų be pykčio, kad visada būtų įsiklausimas. Ar ne? Mes norim šitas vertybės, kad mūsų vaikai turėtų, kad jiems lengviau būtų gyventi. Bet ar mes patys savo santokose taip gyvenam? Ar mes renkamės tą kelią augti santokoje kartu, mokytis ir spręsti visą tai, ką gyvenimas mums atneša bendrai? Ar visgi mes pasirenkame tą kelią išlaikyti santuoką kaip statusą? Mes nieko nedarome, kenčiame, kaltiname save, kaltiname aplinkybės, kaltiname tą kitą žmogų, kad jisai ne toks, bandom keisti visus kitus aplinkui, bet tai sukuria sunkumo, kančios ir nelaimingumo jausmą. Ir būtent tai niekur neveda. Ir dar įtraukiam į visą tai vaikus savo. Neišvengiamai, nes vaikai viską jaučia. Nes Mes labai galim dažnai- šypsotis dirbtinę šypseną ir sakyti, viskas yra gerai, bet aš manau, kad ir jūs ne vieną kartą grįžote į namus ir iš karto pajutot, kaip kitas žmogus tose namuose jaučiasi. Nes aš turiu tokių klienčių, kurios sako, bet žinok, mesgi vaikam nieko nesakome. Pas mus ten jau yra dideli nesutarimai, mes nesame laimingi kartu, bet mes vaikam nieko nesakome. Sakau, žiūrėkit, jūs galit nieko jiem nesakyti. Jūs dabar užsiiminėjat vampirizmų ir iš tų vaikų, kadangi viens iš kito energijos nebegaunate, tai dabar kaip vampyrai imate tą energiją iš savo vaikų ir jūs įsivaizduojat, kad jie nieko nejaučia. Ir va šitoj vietoj aš noriu labai, kad tu papasakotų, kadangi tu susiduri su tom situacijom ir tu dirbi su vaikais, aišku, su tėvais lygiai taip pačiai. Vat kaip iš tikrųjų tie vaikai, jie yra lakmuso popierėliai, teisingai. Taip, jie yra lakmuso popierėliai ir aš nenoriu absoliutinti ir sakyti, kad visi vaikai taip jaučiasi. Šeimose, kuriuose tėvai nesutarė ir nemyli vienas kito ir kenčia santykėje, vaikai iš tikrųjų dažnai jaučiasi kalti dėl to. Ypač maži vaikai, jie pradeda jausti kaltės jausmą. Mums atrodo, kad mes nieko jiems nesakom, bet jie nugirsta telefoninius pokalbius, jie nugirsta kažkokį tai kandų, trumpą prasitarimą, kad jeigu ne vaikai, tai seniai būčiau išsiskyręs. Pavyzdžiui, ar ne? Mes nesakėm vaikų, kad mes ketinam skirtis, ar ne? Bet jie nugirsta tokius dalykus. Ir tose nuogirdose, nuotrupose yra dar daugiau paslapties ir dar daugiau grėsmės. Ir vaikas nenori, bet jis ima jausti kaltę. Neduok Dieve, tėvai dar ir sako, kad pasitelkia tuos vaikus kaip psichologus savo ir išpasakoja, iš tikrųjų, taip aš blogai jaučiuosi, nes ten kažkas tai, ta antra pusė kažką tai padarė, taip toliau ir panašiai. Ir tada vaikų dar sudėtingiau, toks vaikas ženkliai greičiau užauga, bet jis viduje, jis užauga prisimdamas atsakomybę už tėvų laimę, už tai, kad tėvai yra nelaimingi, jam atrodo, kad jis yra atsakingas, tokios kaip gynybinės reakcijos, gynybinė elgsena. Vaikai stengiasi žūtbūt būti patys žūtbūti, kad tik tai jie nekeltų problemų šeimoje, kad tik tai jais visi jau džiaugtųsi, nes jiems atrodo, kad dar jeigu jie atneš kokią problemą ar blogą pažymį į namus, tai čia iš viso viskas subirės. Bent jau jie turi kažką tai gerą daryti. Ir kalbam apie didelės pasiekmes vaikų gyvenimui, nes ir tas vadinamas emocinis šantažas, ar ne, kai tik dėl vaikų mes būname kartu ir taip ir ta per didelė emocinė našta ir, žodžiu, sukelia didžiulį kaltės gėdos jausmą vaikams. Ir vaikai šiaip ar taip pasąmoningai nuskaito, kad santuokas, santykis atneša skausmą. Nes aš ir taip tokia projekcija į ateitį, aš nenoriu kurti
santuokos. Ir paskui būna žmonės gyvena, dabar daug žmonių gyvena kartu, bet nesituokia. Nes santuoka yra kažkas tokio baisaus, dėl to, kad santuokoje šiaip tai yra toks jausmas, kad ten yra daug kančios, aukojimosi, mažai laisvės ir ne, aš to nenoriu. Ir jeigu jūs dabar stebėtumėt, kokios tendencijos yra visuomenė, tai nenori žmonės tuoktis. Niekur jie neskuba. Dėl to, kad santuoka, jeigu mes santuokoje sąmoningai nekuriame laimės, sąmoningai neaugame ir nesimokome spręsti sudėtingų situacijų, tai ne mes tą santuoką kūrėme, bet jau tada ta santuoka džiaugsmas yra vaikai, nes dėl jų viską darom. Ir tada čia dar kitos pasekmes atsiranda, kaip vaikų išlepinimas. Tėtis leidžia, mama neleidžia, tada tos dvigubos ribos, vaikas visiškai pasimetęs. O tada dar atsiranda manipuliacija, kad jeigu mama leido, tai tėtis būtinai neleis. Nes jis iš tikrųjų negalvoja apie vaiko gerovę. Jis keršė mamai tuo metu. Bet čia yra baisiausias, man atrodo, dalykas. Ir žinai, kai paskui mama arba tėtis viens kitą apkalbinėja arba žemina, ne kito akyse. Tai aš tai galvoju, jeigu taip žiūrint egoistiškai iš savo pusės, tai gal jai arba jam yra gal ir gerai tuo momentu, bet jeigu tu pagalvojat apie tai, kad klausyk, bet tam vaikui tai reikalingi abudu tėvai. O čia mūsų sutarimas ar nesutarimas, tai čia yra sekantis dalykas, tai yra visiškai atskiras dalykas, kur mes turime spręsti, bet vaikai tame neturi dalyvauti. Bet aš nesuprantu, nejaugi visoji visuomenė, nes aš kai pradedu tą temą kalbėti, sako, klausyk, taip protingai, kaip tu čia šneki, yra labai mažai, kurie galvoja. Dauguma vis tiek įsivelia į tą tokį bendrą mėsmalę, kaip aš sakau, ir tada jau nebesuprasi nei kas prie ko, nei kas su kuo. Ir kaip tu sakai, rezultatas yra tai, kad paskui vaikai nebenori kurti šeimų, nebenori tuoktis, nes, kas yra santuoka, kodėl jinai apskritai, tai yra atsakomybės prisijėmimas tiek vienam, tiek kitam, kad aš prisiimu atsakomybę šitome ryšyje jį puoselėti, jį auginti, jį kurti. Tai yra darbas, santuoka tai nėra savaime suprantamas dalykas, ne, kad susituokiau ir dabar 100 metų kartu, ne, ar ten, nežinau, 80 metų kartu. Ne, tai yra pati žinai, kad kiekvieną dieną, kaip aš sakau, tu turi įdėti kažką, kad jinai gražėtų ir gerėtų. Ir kaip tu labai gerai pasakai, kad taip yra nesutarimai, taip yra skirtingos nuomonės, taip yra kažkokios duobės, kaip aš sakau, čia yra normalu. Taip, bet kaip man labai patiko, kaip tu pradžiai pasakei, bet mes čia susirinkom, kad išmoktumėm spręsti, kad išmoktumėm girdėti vienas kitą ir praeiti visą tai. Nes jeigu mes girdim vienas kitą, mes, man atrodo, galim bet ką išspręsti. Bet jeigu mes girdim tik save, o kito ne, tada ir nėra noro dėl to kito žmogaus arba dėl savęs kažką daryti, tai tada jau pasitelkiam, kaip aš sakau, sunkiąją amuniciją aplinkui ir tie vaikai tampa tokie, aukos, aš gal taip pasakyčiau. Neišvengiamai vaikas yra neatsakingas. Aš dar noriu paliesti ir kitą dar 2 aspektus, kurie yra labai svarbus. Į santuoką mes ateinam, labai dažnai mes ateinam gauti. Mes būnam jauni, kai kuriam santuokas arba kuriam santykius ir yra ta iliuzija, tas kitas žmogus mane mylės. Tai, ko aš negavau iš tėvų, tos besąlyginės meilės, priėmimo, palaikymo, matymo, girdėjimo, mums atrodo, kad turi duoti tas kitas žmogus, kurį aš sutikau ir kad jis duos. Yra toks laikotarpis, kai hormonų kokteilis susimaišo ir mums atrodo, kad taip ir yra. Gaila, kad tas hormonų kokteilis veikia labai trumpai ir ateina ta diena, kai tos skirtingų pasaulių susidūrimo problemos užgula mūsų pečius. Kodėl taip nutinka? Dėl to, kad mes pasąmoningai ateinam į santuoką gauti. Ir yra labai gražus toks angliškas žodis whole or whole. Ne? Whole tai yra per W, H-O-L, ir tai yra toks pilnas, ar ne? Ir whole yra kaip skylė, H-O-L-E yra kaip skylė, ar ne? Tai kai mes ateinam į santuoką gauti, nes mums trūksta, mes turim tą vidinę tuštumą, mums negera, tai kitas žmogus, supraskime, kad irgi ateina į santuoką gauti. Jis irgi neateina kaip whole, kaip pilnas, jis ateina kaip
tuštuma, į kurią sako, krauk į mane, dėk, aš imsiu tą meilę. Ir vat, kai mes susidurėm gauti, tai labai greitai pamatom, kad tas kitas žmogus negali duoti, o ir mes negalim duoti, nes mes nebeturim iš ko. Ir tas meilės bankas labai greitai baigėsi. Su hormonų kokteilio nuslūgimu ateina ta riba, ta kasdienybė, kai mes suprantam, kad hormonai mums jau neduoda to įsimylėjimo jausmo ir prasideda santykis, kuriame reikia įdėti pastangų, kuriame reikia suprasti, ko iš tikrųjų tau trūksta ir reikia suprasti, ką tu gali gauti iš kito, o ką tu būtinai turi gauti iš savo vidinio resurso. Ir kai aš kalbu apie tą kelionę, kurią reikia praeiti santykyje, tai ne tik spręsti konfliktus, bet realiai išmokti užsipildyti iš vidaus. Nes yra tam tikri dalykai, kurių tau, jeigu nedavė vaikystėje tėvai, ir ten nesusistatė ta stabili savivertė ir tas jausmas tokios pilnatvės, džiaugsmo gyvenimu, pasitikėjimo pasauliu ir kitais žmonėmis ir savimi ir taip toliau ir panašiai, tai visą šitą sutuoktinis tau negali duoti. Jis tiesiog negali duoti. Tu turi visą tai užsidirbti, būdamas jau didelis žmogus dideliame kūne, bet tu turi tą emocinę skylę, kuri yra 3, 4, 5 metų amžiaus ir ten yra toks visiška nebranda. Ir tau reikia pasivyti. Va čia yra mokymosi santykiuose, kad pirmiausia, tu turi nukreipti tą žvilgsnį į save. Ir aš labai visada palaikau ne tik šeimos terapijas, bet ir individualią terapiją prie šeimos terapijos, kai jau šeima susiduria su sunkumais. Nes reikia išmokti užsipildyti ir tik tai tada tu galėsi girdėti tą kitą žmogų ir su juo dalintis ir netgi iš jo gauti tą meilę ir palaikymą kaip dovaną, o ne kaip kažką tokio, ką jis tau privalo duoti, nes kitaip tau yra blogai. Ir va čia mes kalbam apie 100% atsakomybę. Mums atrodo, kad aš atėjau į santuoką 50% ir čia yra mano pusė 50%, tai aš atėjau ir aš turiu tą 50% gauti. Tai ne. Aš turiu ateiti 100%, susitikti su 100%, tada mes esam tokie pilni ir dar kartą pakartosiu, neįmanoma iš to kito žmogaus gauti. Tu turi užsipildyti pats, praeiti savo terapiją, praeiti išmokti kažkokius metodus, buvimo su savimi, pažinti taip giliai ir gerai save, kad tas pilnatvės jausmas tavo viduje atsirastų pasitikėjimas savimi ir noras kurti. Atsiranda džiaugsmas gyventi. Bet tokį mes kelią turim nueiti kiekvienas iš mūsų santuokoje, jeigu to nepadarėme anksčiau, prisimti 100% atsakomybę už savo gyvenimą, net jeigu mes esam už savo laimę, net jeigu mes esam santuokoje. Ir tik tai tada gali būti, kai kiekvienas atsineša 100% savo įdėto darbo, tada santykiai gali teikti džiaugsmą ir tame yra labai lengvai generuojasi dėkingumo jausmas. Nes viską, ką duoda tau partneris, yra dėkingumas. Buvo gerai, yra dar geriau. Tai yra toks praturtinimas būti kartu. Tai yra gera gyventi kartu, gera dalintis, gera patirti kartu. Tada yra tas santykių kūrimo džiaugsmas. Ir tame vaikai yra irgi tokie liudytojai, kaip gali būti gražu. Tikrai bus tokių dienų, kai ir pilka, ir juoda, ir nebūtinai tik tai nuo santykių sutarimo gerovės priklauso, tai yra dar mūsų sveikatos, yra iš tikrųjų ekonominės situacijos ir visa kita, ir tikrai neišvengiamai bus ir pakilimų, ir nusileidimų. Bet kai tu 100% pasiimi atsakomybės už save, už savo emocijas, už savo patirtis, ir tu gali pasidalinti ir priimti palaikymą, tai yra visai kita santykių kokybė ir visai kitoks saugumo jausmas vaikams. Jo, čia tu nupaišė, aišku, idealią versiją ir labai dažnai į tokius santykius, nes mesgi viskas yra energija, mes pritraukiam. Tai, ko mums trūksta, mes dažniausiai pritraukiam tokį žmogų, kuris su panašiais trūkumais irgi yra. Ir mes, kol abudu esame trūkume, lyg tai mums ten visai ir nieko būna kažkurį tai laiką, kaip tu sakai, kol hormonų kokteilis vyksta. Bet kas vyksta toliau, kai pavyzdžiui vienas pradeda užsipildyti, vienas pradeda dirbti su savim, o kitas sako, man
man tai ir taip gerai. Ir va tada vyksta tas labai didelis toksai atskirtis ir konfliktas. Ir dar vienas toks aspektas, kada mes būna tokiu atveju, kai mes renkamės ne širdim tą savo partnerį. Taip, Mes čia renkamės protu. Man bus ten, žinai, turėsiu statusą, turėsiu pinigų, turėsiu namą, turėsiu dar kažką, ne? O čia, koks skirtumas? Viskas bus gerai. Svarbu, kad ta materialinė pozicija pas mane bus tokia, kokios aš kažkada arba svajojau, arba norėjau. Ir čia anksčiau ar vėliau moterys ypatingai, jinai ateina prie to momento, kad jinai supranta, kad nebeužtenka to materialaus turto, sakykime, dėl kurio jinai pasirinko tą žmogų. Ir jinai supranta, kad jinai yra visiškam akligatvyje. O jeigu dar iš to gimsta ir vaikai, ne, ir tada jinai supranta, tai kaip dabar išeiti iš viso to, ir yra kaina, kurią reikia mokėti. Bet ko daugiausia moterim bent jau pritrūksta tos drąsos, ne, žengti tą žingsnį, sakyti taip, aš noriu gyventi kitaip, aš renkuosi laimę, aš renkuosi meilę. Ir šitoj vietoj, nežinau, ar tu esi susidūrusi, kaip padėti tokiom moterim, kurios pasirenka tą galvą, pasirenka eiti į ten, kur anksčiau ar vėliau vis tiek jinai gauna ženklą arba gauna labai aišku supratimą, kad aš taip gyventi nebenoriu, aš daugiau tiesiog negaliu. aš visada ir čia kalbu apie sąmoningumą. Šitoje vietoje to sąmoningą pasirinkimą. Įtinti, ar ne? Tai ar aš renkuosi laimę, ar aš renkuosi statusą ir saugumą. Pasirinkdamas tokį partnerį, moteris ieško saugumą. Nes yra užsifiksavę tai, kad materialinė gerovė atneš tą saugumą ir laimės jausmą ir paskui pamato, kad laimės jausmą neatneša. Ir tada jos turi padaryti pasirinkimą. Ar aš rizikuoju visko netekti, bet ryžtuosi kurti laimę, ar aš pasirenku tą statuso kelią ir saugumą. Ir tada, kai jau kalbam apie vaikus, tada reikia suvokti, ką aš mokinu savo vaikus. Tokiu savo pasirinkimu. Ir jeigu mano dukra būtų tokioj pačioj situacijoje ir neateitų verkdama pas mane ir sakytų, mama, aš taip jaučiuosi, aš padariau klaidą, aš pasirinkau, aš dabar esu visiškai nelaiminga, aš nežinau, ką man daryti, tada reikia, kad tas ateitų iš širdies atsakymas, kai tu priglausi savo dukrą prie savo širdies ir ką tu jai pasakysi. Ir čia yra, tai bus jūsų širdies atsakymas. Ar jūs sugebėsite išgirdę tą atsakymą priimti atitinkamus sprendimus? Kaip jūs pasiryšite tą daryti? Iš karto, gal nuspręsite vėliau, taip toliau ir panašiai. Bet jūs turite aiškiai suvokti, kad tai nebūtų tokia klampus rūkas, kuriame jūs galvojate, kad jūs čia kažką darote dėl vaikų, kad jūs čia aukojatės dėl jų. Ne, čia reikia to sąmoningumo pasakyti, kad tai aš dabar neturiu tiek jėgos priimti šito sprendimo. Ir gerai, nereikia savęs laužyti, bet aiškiai matyti, aš matau situaciją, aš suprantu, kad aš įkliuvau ir aš neturiu tos jėgos priimti to sprendimo. Atsakymas turi būti aiškus savo. Ir nuo to prasidės nuo atvirumo su savimi, tada prasidės jau visai kita kelionė. Nes ką aš matau labai dažnai, tai įklimsta, kad aš gyvenu dėl to, nes aš negaliu, nes čia aplinkybės, bet tai dabar tu suprask. Gerai, viskas tvarkoja, tik aiškiai žinok, kad ne aplinkybės, kad ne tavo partneris ir ne dėl vaikų. Tu tai darai dėl savęs, dėl to, kad tu gauni kažkokią tai naudą, dėl to, kad tu nori to saugumo. Ir vis tiek tada tu prisimk tą šeimininko poziciją toje vietoje. Tada, jau rinkis tose, gerai, priėmė tokias sąlygas, kaip tu gyvensi? Tai jeigu tu priėmė materialinę gerovę, keliones, ar ne, taip toliau ir panašiai, tai ką tau tas partneris duoda, tai bent gal su džiaugsmu naudokis su vaikais. Ir supras, kad meilės tu gyvenime neturėsi. Meilės, ryšio, nes kartais neįmanoma, ar ne, neįmanoma. Labai dažnai mes iš tikrųjų mes pasirenkame ir tai, kaip esame išgyvenę santykių su tėčiu. Jeigu, pavyzdžiui, tėtis buvo emociškai neprieinamas, mes pasirinksim emociškai neprieinamą partnerį. Bus jis turtingas ar ne, tai čia dar vienas mūsų pasirinkimas. Būna taip, kad dar ir ne tik materialinę gerovę, bet žmogus nei materialinės gerovės neturi, nei ryšio nebeturi. Bet tavo Jurgita duotame pavyzdė, tai aš priėmiau tą, kad dabar aš naudosiu su turtu.
ryšio tai nėra. Ir aš negaliu jo sukurti, pavyzdžiui, ar ne? Jeigu moteris nuėjo visą kelią, kaip mini, saviugda, savęs pažinimas, užsipildymas iš vidaus, ar ne? Ir iš tikrųjų, ir jeigu tavo žmogus nenori keistis visiškai ir sakot, ir dar tu pasikeitai, aš tavęs beveik nepažįstu, ar ne? Būk tokia, kokia buvai, tai va tada galėsim, ir bus taip, kaip santuokos pradžioje. O tu nujauti, kad nebegali. Tai tada daryk tą sprendimą. Tu gali jausti meilę tam žmogui, dėkingumą jam už tai, kad jisai sunkiai dirba ir uždirba ten tos pinigus. Nes jeigu tavo širdis yra prisipildžiusi meilės, tu neišvengiamai jausi dėkingumą tam vyrui. Ir atjauta, kad jis negali jausti tų jausmų. Ir negali jais dalintis. Tai vat auk iki to lygio, kol tu pradėsi jausti jam dėkingumą už tai, kad jisai gyvena tokį gyvenimą, disocijuotas nuo savo jausmų, nuo savo esybės, nuo savo pašaukimų, taip toliau ir panašiai. Ir jisai duoda šeimai viską, ką jisai gali. Kaip jisai įsivaizduoja, užtikrina tą materialinę gerovę. Ir vien nuo to, kad pas tave bus tas dėkingumo jausmas ir atjauta tam žmogui ir tavo sąmoningas pasirinkimas tame būti, viskas keisis. Čia yra svarbu tiesiog neįkliūti į auką, kad aš nelaiminga, nes mano vyras. Ne, 100% yra viską aiškiai matyti ir prisimti atsakomybę. Santykiai, man atrodo, va čia yra vienas svarbiausių dalykų iš viso prisimti atsakomybę. Kaip man patinka, ką tu šneki, aš tiesiog taip rezonuoja, žinai, nes iš tikrųjų, taigi mes visą laiką kituose matom savo atspindžius, ne? Ir kaip aš sakau, kas mus erzina kitame, nu tai mes tikrai turim tai savyje. Ir va čia ne kitam priekaištą sakyti, kad žinai, kaip tu mane čia nervuoji, bet paklausti savęs, o kodėl mane jisai taip nervuoja, arba kodėl jis mane taip stipriai trigina. Kas čia yra, apie ką čia? Ir va tas auginimas savęs ir pripildymas, tai iš tikrųjų čia yra, mūsų viso matyti gyvenimo užduotis suprasti, kad, mes atėjom iš tikrųjų, kai tik atėjom iš tą žemę, mes buvom pilni. Ir geri tokie, kokie esame, bet paskui visos tos programos, kurias mums sudėjo mūsų tėvai, mūsų ten autoritetingi žmonės, mus padarė kažkuo. Ir vat per visą tą gyvenimą, kaip aš sakau, tas programas paskui vėl visas nuimti ir vėl sugrįžti į tą tikrą aš, į tą unikalų ir į tą tokį, koks aš esu. Bet čia, vat, kaip aš sakau, mums vaikams nereikia mokinti iš knygų, nereikia mokinti iš paskaitų. Reikia mokinti savo pavyzdžių. Tai vat, ką tu sakai, kad prisimti atsakomybę, tai tą vaiką, ką tu mokini, kad jisai prisimtų atsakomybę už savo veiksmą, kad jisai rimtųsi laimę ir meilę. Nes aš turiu tikrai tokių situacijų ir tokių klienčių, kurios ateina ir sako, ten vyras buvo neištikimas, ten taip, anaip, kitaip, ne, aš jau viskas skiriuosi, negaliu, o tas vyras nenori jos paleisti, tas vyras laiko šantažuoja visais įmanomais būdais. Ir tada tu supranti, kad aš sakau, bet žiūrėk, tu turi vieną sprendimą. Tu savo elgesiu parodysi savo dukrai, arba kad tu susitaikai ir leidi, kad tavo vyras žemintų ir toliau, arba tu darai sprendimą ir renkiesi save ir savo laimę. Tai va šitoj vietoje iš tikrųjų va tie vaikai, ne, ir ypatingai berniukai po to tokiose situacijose, kaip tu irgi sakei, kad prisima atsakomybę ir tampa tuo tėčiu, kurio nebėra, ir pradeda tai mamai, labai patikti, įtikti ir daryti viską, kad tik ta mama, duok Dieve, nebūtų tokia liūdna, kokia jinai dabar yra, ane? Tai va šitoj vietoje tikrai tos situacijos tokios labai skausmingos, bet vat, atsisukti į save ir vis dėlto vėl sugrįžti prie savęs visą laiką, teisingai. Prie savęs. Dar iš to, ką mes kalbėjom, kad tas svarbus aspektas yra, jeigu kalbam apie skyrybas, kad kodėl nesiskiria šeimos, ir aš dar kartą pakartosiu, aš esu tas žmogus, kuris tikrai bandys išlaikyti, atkurti meilę. Aš nesakau, kad įsikabinti ir laikyti santuoką kaip statusą, bet būtent atkurti ryšį. Ryšį pirmiausia reikia atkurti su savimi, tam, kad galėtum atkurti ryšį su kitu žmogumi. Aš einu į šitą kelią visada ir su savo klientais ir visada. Bet kas yra labai labai svarbu suvokti, kad kai sukuriame santuoką, mes esam vyras ir žmona. Kai gimsta vaikai, mes pamirštam šitą ir tampam tėčiu ir mama. Vienas kitą taip vadinam, taip toliau ir panašiai. Atrodo, kad skiriasi tėtis ir mama, bet iš tikrųjų skiriasi vyras ir žmona ir mes esam amžinai savo vaikams tėvai. Žinai.
Ir va šitoj vietoj reikia labai gerai suvokti, kad ką reiškia saugumas vaikui. Tai reiškia, kad jeigu neįmanoma tęsti santuokos, tiesiog neįmanoma, ar ne, reiškia, neįmanoma atkurti ryšio, neįmanoma sukurti tos meilės, neįmanoma sukurti bendrystės, palaikymo. Yra smurtas šeimoje, ar ne, ten neištikimybės ir vaikai tą jaučia. Yra tos pasiekmes, kad tada vaikai per anksti suauga, vaikai jaučia kaltės jausmo, vaikai stengiasi būti neįtikėtinai fantastiški, geri ir nors jų viduje yra daugybė nerimo, kurį jie slepia. Ir tada, kaip tu irgi pradžioje minėjai, tada problemos mokykloje, išveikos su bendramžiais, taip toliau ir panašiai. Tai va šitoj vietoj reikia suvokti, kad ne visą laiką tos skyrybos, iš tikrųjų, jeigu jos yra neišvengiamos, turi sugriauti vaikams visiškai pagrindus jų augime, jų vystymėse. Jeigu bent vienas iš tėvų nueina tą kelią, prisipildo, ar ne, užauga viduje, tampa tikrai brandus žmogus ir sugeba išsiskirti, ar ne, kaip vyras ir žmona ir užtikrinti vaikams, kad liko du tėvai, kurie visada yra įsipareigoję, nori ir iš meilės rūpinasi savo vaikais, vaikai nepatiria tokių katastrofiškų pasiekmių, kaip mums atrodo, kad išsiskirsim, tai viskas, tada čia didžiausias pasiekmes. Bet yra, aš pati esu su sąmoningomis skyrybomis, sąmoningos skyrybos, ar ne? Tai ką tai reiškia? Žinoma, kad išsiskirti kaip geriausi draugai, išlikti draugais, nes mes buvom vyras ir žmona, bet vyras ir žmona išsiskyrė ir mes likome draugais. Vadinasi, mes galim kalbėtis apie vaikus, tai kas mus sieja, nes draugai, apie ką yra draugai, tai kas mus sieja. Kažkokios patirtis, kažkokie tai bendros emocijos, universitetai baigti, tai toliau panašiai. O čia sieja mus, mes turėjom šeimą ir mes turim vaikus, mus tai sieja. Nes pas mus yra tokia pagarba ir draugystė, nebeliko meilės, nebeliko intimumo, bet tai mus sieja. Ir mes dėl savo vaikų darom geriausia, ką mes galim. Ir net jeigu vaikai turi atskirus namus, jiems turi pasikeisti pasitikėjimas ir ryšys su kiekvienu iš tėvų turi likti. O pasikeičia tik tai materialiniai dalykai, ar ne? Tas atsiranda du namai ir visa kita, ką paskui jau reikia priintegruoti. Bet jeigu yra sąmoningos skyrybos ir vaikui yra užtikrinama, kad tėtis ir mama tai niekur nedingo. Tai vat, kai mes suplakame tas roles, tėčiai, mamos šeimoje pasidarom, tada tos skyrybos yra tokios. Ir dar kai skiriasi du maži vaikai, kaip aš sakau, du emociškai nesubrendę žmonės, kurie manipuliuoja, kaltina, net vaikams stato ribas, kur skirtingai ir ne dėl pačio vaiko, bet kad pakenktų arba nuneigtų kito partnerio nuomonę, taip toliau. Čia yra chaosas ir čia yra nesveika aplinka vaikui augti. Bet jeigu taip nutiko, kad skyrybos yra neišvengiamos, ir dar kartą pakartosiu, aš ne už skyrybas, reikia nueiti visą terapiją, individualią, šeimos terapiją, mediacijas, padaryti viską, kas yra įmanoma ryšiui atstatyti. Ne santuokai kaip institucijai išsaugoti, bet ryšiui atstatyti. Ir jeigu tai yra neįmanoma, jūs padarėt viską, tai yra neįmanoma, ir nuolatėjo tas paskutinis lašas, tai tada išsiskirimas turi būti sąmoningas. Išsiskiria vyras ir žmona, tėvai amžiais lieka tėvai savo vaikų. Kaip būtų gerai, kad iš tikrųjų taip žmonės ir elgtųsi, žinai, kaip aš sakau, pirmiausia atsisuktų į save ir tada, jeigu, kaip tu sakai, visi šitie būdai jau išbandyti, o tada paimti ir gražiai išsiskirti, tai iš tikrųjų koks pasaulis būtų žymiai, žymiai gražesnis ir kiek laimingesnių vaikų būtų. Nes iš tikrųjų pas mane labai dažnai ateina tos klientės arba tie klientai, kurie auga šeimose, tokiuose disfunkcinėse. Ir jų būna vienintelė svajonė, kai aš į hipnozę juos įvedu, jų būna vienintelė svajonė, kaip aš noriu, kad tėtis su mama. Taip. Tiesiog meldžiasi, būdami vieni, kad tik tai daugiau taip nebebūtų, kad tik tai jiem nereikėtų girdėti. Nes aš manau, aš net nežinau, kartais sako, bet mes prie vaikų nesipykstam. Bet jie, reiškia, ta tylos siena, kuri sieja, nes, energija, viskas yra energija. Ir kai tu jauti, kad tėvai nebesikalba, aš atsimenu, aš augau irgi ir mano tėvai, kai susipykdavo, jie nekalbėdavo. Aš jausdavau tą, kaip nežinau, iš karto per akimirką ir mano visą laiką būdavo vienintelė užduotis, ką pasakyti mamai, ką pasakyti tėčiui, kad jie vėl susitaikytų. Ir tas vaikas iš tikrųjų, jo širdelė ir jo protas
Nu, taigi, aš sakau, pas mane ateina paskui suaugę žmonės ir jie stringa paskui savo gyvenimuose, būtent tose vietose, dėl to, kad jisai sako, aš svajojau ir aš dabar sako, aš nenoriu santykių, arba aš, žinai, pasirenka tam tikrą vyrą, kuris irgi elgėsi atitinkamai. Taip, Ir tarsi tai yra nesąmoningi sprendimai, visa tai yra mūsų pasąmoniai, kur yra fiksacijos ir kodavimas. Ir va šitoj vietoj tada mes tikrai darom tokį meškos paslaugą savo vaikam, galvodami, kad mes dabar čia tipo pykstamės, bet jiem nerodom, o tie vaikai, taigi jie viską supranta, vaikam atsiranda ten kažkokios diagnozės, dar kažkokie dalykai. Iš ko tai atsiranda? Tai irgi atsiranda iš to, kad tėvai matyt užsiėmė savo, reiškia, rietenom, o tas vaikas yra ten kažkur tai nuo šaly. Ir tokiu būdu pas jį atsiranda tam tikros netgi lygos, ne, kad išlaikyti tą tėvą meilę ar tą mamos meilę ir kad jis būtų šalia. Nu, vat kaip vat tos programos dar veikia, nes aš esu susidūrus su ne vienu, kur paleidžia tokias programas, kur atrodo protų nesuvokiama, kaip galima tai padaryti, bet iš pasąmonės čia yra gynybiniai dalykai. taip ir yra, Jurgita, mes iš savo vaikystės viską atsinešam. Ir perimtas aukos būsenas, norą sukurti santyki su emociškai neprieinamu žmogumi, dėl to, kad vaikystėje mes negalėjome, užsifiksavo, bet mes negalėjome to suvokti ir pradirbti. Ir mes visas tas, gal per drąsu sakyti, traumas, ar ne, nes trauma yra spektras. Negalima sakyti, kad trauma tai tik tai kažkoks, nežinau, tai artimas žmogaus netektis, mirtis, ar ten kažkoks badas, karas, taip toliau. Trauma yra spektras. Gali būti, kad tiesiog tavęs niekada neapkabino ir niekada nepalaikė ir tai yra didžiulė trauma. Tavo vaikystėje ten nebuvo nei bado, ką jau būtų galima laikyti, ar ne, ką mūsų senoliai sako, kad jūs čia labai gerai gyvenate, ar ne, nes mes tai padavom, pas mus buvo karas, mano ten tėtė ar mama nušovė ir yra mūsų senelių kartos atsimena kažką. Tai jiems čia mūsų gyvenimas jokia ne trauma, bet iš tikrųjų trauma yra ir tai, jeigu tavo poreikiai niekada nebuvo atliepti, ar ne? Ir tokiuose šeimose poreikiai nėra atliepti. Ir vaikas perima tas būsenas ir perima tos toksinius scenarius, kadangi jis, būdamas vaikas, negali jų apdoroti ir su jais susitvarkyti ir jų suvokti, ar ne, kas vyksta, mes esam perėmę ir mes kartojame savo suaugusio žmogaus gyvenime, pritraukiame tokį partnerį, kuris yra emociškai neprieinamas, kuris yra narcistiškas, kuris ar labai emocionali, pavyzdžiui, moteris vyrui, ar ne, kuri emocionuoja ir negali susitvarkyti su savo emocijomis. Ar ne. Ir mes pritraukiam kam? Vėl aš kalbėsiu apie tai, tam, kad mes tai pradirbtume, tai kad mes tai suvoktume, ne tam, kad mes visą gyvenimą tame kentėtume, bet tai yra šansas mums viduje suvokti ir praaugti. Susigrąžinti tą vaikystės būseną, ją išjausti ir suvokti kitaip. Atsisakyti tos atsakomybės, kuri mums buvo uždėta. Bet tą mes galim padaryti tik tai tada, kai esam suaugę žmonės. Ir vėl pasikartosiu, tai bus terapija. Bet kai santykius sukuria, kodėl tai vyksta? Dėl to, kad santykius sukuria du emociniai vaikai. Suaugę žmonės, jiems būna jau gal ir po 30 metų gražus, o dažnai padarė karjerą, ar ne, ir visa kita, bet viduje nėra emociškai brandus, nėra nepažįstantys savęs. Ir jie pritraukia tokį partnerį tam, kad ir praeitų tą vidinę mokyklą. Ne tam, kad pakeistų partnerį arba keistų nuolatos, bet tam, kad viduje pradirbtų tai, kas yra perimta iš tėvų, kartais ten karta iš kartos, ar moterų linijoje yra visos moterys nelaimingos santuokoje, arba visos labai sunkiai ten gimdo, ar visos turi ten sunkumą augindamos vaikus ir tu tiesiog perimi visą tai, bet ateina gyvenime tokia diena, kai tu gali tą klausimą paklausti, kodėl taip yra, ir neieškoti atsakymą išorėje. Jo visada, jeigu Jurgita, pavyzdžiui, darai hipnoterapijas, tu visą laiką atsakymą rasi viduje, kad kažkur tai kažkada tenai užsifiksavo. Toks įsitikinimas. Jis atėjo pas tave, tu jį priėmei ir dabar tavo visas gyvenimas vyksta būtent pagal tą įsitikinimą. Jeigu tu grįši į vaikystę ir tą įsitikinimą tenai apžiūrėsi ir jį pakeisi, išgyvensi tą situaciją emociškai naujai, įsileisi tas emocijas, leisi joms, toms užstrigusioms emocijoms išsipakuoti, ar ne, pradės keistis tavo gyvenimas. Tu visai kitaip suvoksi, kokią tu atsakomybę santykėje turi.
Ir gali būti taip, kad tu daugybės atsakomybės, tu prisėmė, tavo tėvai nuolatos pykos ir tu prisėmė labai daug atsakomybės už jų laimę, už jų santykių, už šeimą, taip toliau ir panašiai. Ir vieną dieną tau reikės pripažinti, kad ir kaip tu taip labai norėtum, bet net neįmanoma priimti atsakomybės už kitą žmogų. Viskas, ką tu gali, tai priimti atsakomybę už save. Ir tada paleisti. Nes ir dar taip pasakai vienu metu, kad ką mes perduodam vaikui, ką aš jį mokinu, bet aš dar noriu pasakyti, kad 100% yra mano. Aš 100% padarysiu tai, ką aš galiu geriausio. Ir tai nereiškia, kad mano vaikas irgi 100% padarys geriausio. Arba kad jam nepersiduos tie scenarijai. Vaikas ateina irgi su savo likimo įrašais, su savo, pavadinkim, karma, su savo, dabar prasme, tam tikrais dalykais, kuriuos jis turės pradirbti gyvenime. Ir tai nereiškia, kad jeigu mes čia nušvisim tėvystę ir padarysim viską, kad mūsų vaikas neturės ką psichoterapeutai papasakoti. Taip nebus. Nes tiesiog apie tai yra žmogaus evoliucija. Kad jisai atsineš savo kažkokius dalykus. Galbūt mes, žinot, tą sunkią artileriją galėsim patraukti ir jau ten nebus tokių sunkių akmenų. Bet įsivaizduoju, kad tie žmonės spręs kitus klausimus. O dabar mes judam visi kaip žmonija apie realizaciją, apie laimę, taip toliau, ką mūsų seneliai to nesprendė. Jie stengiasi išgyventi. Pas juos reikėjo išgyventi. Mes galvom laimė, realizacija, pašaukimas, kaip gyventi va tokiam pertekliui gausoje, mes norim tų gražių santykių. Ir va čia mes turim padaryti savo sunkų darbą, nes jeigu atsirado tas noras, anksčiau net tokio noro nebuvo, dabar atsirado tas noras, mes turim savo darbą padaryti. Ir tai nereiškia, kad mūsų vaikai nedarys kažkokio tai darbo. Aš nežinau, kokį darbą jie darys. Jeigu jau jie gyvens pagal pašaukimą, tai turbūt jie turės kažkokius kitus iššūkius. Liucinės, žmonijos kelionėje, ar ne? Bet mes nežinom, kokius dar. Bet jūs irgi turite suprasti, kad kur baigėsi atsakomybė. Kai jūs padarot 100%. 100%, negali padaryti daugiau, negu kaip tu suvoki 100%. Tu padarai viską, ką gali ir tada paleisk. Stebėk ir jeigu atjausk, jeigu reikia, prašo pagalbos, padėk, kuom gali, bet tavo 100%, jeigu tu jį padarai, tame atsiranda toks pasitikėjimas, ramybė, vidinė ramybė, atlaidumas savo, yra tas autentiškumas, kad net jeigu vaikas sakys, bet tu tenai vieną dieną, jo, atsiprašau, žinai, dabar kai pagalvoju, kvaila buvo. Aš tikrai negalėjau įvertinti, pavyzdžiui, pasiekmių, aš labai atsiprašau, nieko negaliu pakeisti. Atjaučiu, palaikau, myliu toliau, bet atsiranda ir atlaidumas savo, jeigu tu padarai 100%. Jeigu nedarai to 100%, tada jo atsiranda kaltinimas savęs, bet kitiems teisinimasis. Jo, bet tu nežinai, kaip man buvo sunku, ar ne? Tai va, bet tai, ką sakai, kad mes labai daug atsinešam, tai ką mes galim padaryti, irgi reikia suvokti, kad tą darbą, kurį mes galim dabar padaryti, dėl laimės, meilės, ryšio, bendrystės, mūsų karta gali tai padaryti. Tai yra sunkus darbas. Tai tikrai reikalingas pasiaukojimas, reikalingas toks, nežinau, toks atsidavimas. Tokia atsidavimas tam troškimui, tam norui. Ir viskas tai, ką mes galim padaryti, vien tik to, kad mes tai darysime, mūsų vaikai augs sveikesnėje aplinkoje, bet tai nereiškia, kad jie neturės dalykų, kuriuos jie spręs. Jie spręs kitus dalykus ir mes tikriausiai sakysim, nežinot, ką išsigalvoti, kaip mums sako mūsų seneliai, ta prasme, kad, tai gyvenkit ir viskas, taigi žiūrėkit, jūs visko turit. Ką jie sako? Jūs visko turit. Mašina yra, namas yra, keliaujat, ko jūs norit. Nes jie sprendžia iš to, ką jie sprendė, nes jie stengiasi tą gerbuvį sukurti. Mes turim gerbuvį ir atseit nežinom, ko norim. Bet mes norim meilės, to ryšio, mes norim, tų visų emocinių dalykų, tos dvasinės ramybės, pakylėjimo, šito nori. Man, pavyzdžiui, labai smalsu, ko norės mūsų vaikai. Nes jeigu mes sukuriam aplinką, tai jie spręs kažkokius kitus iššūkius, nes žmonė evoliucionuoja. Bet jie spręs kažką kitą ir tikriausiai, kai aš būsiu senutė, sakysiu, tu tiesiog nežinai, ko nori. Taigi žiūrėk, tave myli. Man labai fainai tu kalbi dėl to, kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus mūsų gyvenime sutiktas, ar jis būtų partneris, ar jis būtų vaikas, ar jis būtų kažkoks kitas, jis iš tikrųjų kaip mokytojas ateina ir jis ateina ne šiaip savo. Aš nežinau, man atrodo, kad gyvenime mes apskritai nesutinkam nei vieno atsitiktinio žmogaus. Jeigu mus kažkaip tai suvedė, reiškia, yra klausimas, kurį mums reikia pradirbti. Ir aš visą laiką žiūriu net į tos žmonės, su kuriais galbūt man sudėtingiau sekasi bendrauti. Ir aš galvoju, gerai, žiūriu ir galvoju,
meilę, kurią aš irgi mokinausi labai ilgai. Ir dėkingumu gerai. Tai ką netgi iš šitos situacijos, kuri neskani, kuri nefaina, ką aš galiu išmokti? Kaip aš galiu galbūt tam žmogui irgi pasitarnauti arba jam padėti, pamatyti tą šviesiąją gyvenimo pusę, pamatyti, kad, klausyk, negali visi žmonės būti blogi, reiškia, tu viena gera arba tu vienas geras. Visur yra balansas, visur yra, jeigu tavo pasaulis aplink tave yra baisus, tai pradėk nuo savęs, kodėl tu jį taip matai, teisingai. Ir dar yra moterų tipas, žinai, kurios susiranda partnerius, galbūt jis ne visai toks, kokio aš norėčiau, bet aš jį perdarysiu. Aš jį pakeisiu, ane? Ir rezultatas būna, reiškia, kad, dėja, bet jis yra toks, koks yra. Gal keitėjai, gal kažkiek jis pasidavė, bet vis tiek jis yra toks, koks jis yra. Tai vad kaip šitose situacijose, vad kodėl sugalvoja vad tokias schemas? Aš irgi tą kitą trupučiuką dar aspektą paliesiu. Tiesiog duosiu tokių naujų impulsų pamastymams visokiems. Mes sukuriam šeimą, ar ne, ir nusprendžiam, kad keisti vyrą, keičiam, viską padarom, siunčiam jį į terapiją, sakom, tu čia turi irgi, žodžiu, ar ne. Ir nusprendžiam, kad tokią mylėti negalima. Negalime tiesiog. Ir bet kai tu kalbi apie mokytojus mūsų gyvenime, aš tai sakau, pasižiūrėkit į vaikus tada. Ir į savo dukrą ypatingai, jeigu turit mažą dukrą, mažą, aš nekalbu apie paauglius. Mažą dukrą, jeigu turi. Stebėkit, kaip jinai myli tėtį, kaip jinai moka, tėtis piktas, jos nėra, tėtis geros nuotaikos, jau žiūrėk, sėdi ant kelių, čiauška, kažką tai tarėsi, taip toliau ir panašiai. Atrodo, jokių ten nuoskaudų nebuvo, emocijos čia ašarą nubraukė ir vėl viską į betarpišką ryšį, į kažkokį tai ir į bendravimą, ir į pamurkimą, ar ne, kaip mergaitė sugeba, ar ne, ten tuos skaičius aplink ištavinioti. Oi, sugeba. Tai aš tada sakau, dabar pažiūrėk, gyvenimas tau rodo, kaip nuostabiai galima tokį vyrą mylėti. Žiūrėk, į mokytoją. Tai taip, iš tikrųjų, ar ne, kiekvienas mūsų sutiktas žmogus yra mūsų mokytojas, bet kai mes nukreipiam dėmesį, kai žmogus erzina mus, būna taip, kad ir vaikai erzina, labai dažnai. Kur tu nukreipsi dėmesį? Ar į tą, kad tą vaiką reikia keisti, ar keisti situaciją, ar tu nukreipsi dėmesį į tą trigerį, kuris yra tavo viduje, ir tu paklausi, apie ką tas trigeris, apie ką tas erzulys yra mano viduje, ko aš negaliu priimti, ką man sunku toleruoti, ką tas žmogus atspindi man. Būna taip, kad, pavyzdžiui, vaikas irgi minėjai, kad serga kažkokiam tai lygom, taip toliau ir panašiai, ar ne, ir akivaizdu, gydytojai sako, ypatingai, jeigu nuvesi pas holistinį gydytoją, labai jautrus vaikas. Ir tave erzina, kad tavo vaikas yra jautrus, ir labai dažnai būna taip, kad tėvai paklausinėjus apie jų vaikystę, o jie paprastai būna labai stiprus, jie būna labai charizmatiški ir ryškus, daug pasiekę, ir ten prakrapštai tą vaikystę ir pasirodo, kad ten buvo didelis jautrumas, tik tai jisai buvo iš karto gynybiškai uždengtas vidiniais sluoksniais, kurie virto ta stiprybė, ta galia, taip toliau ir panašiai. Tai jeigu žmogus tave erzina, pasižiūrėk, ką tu viduje esi užslapinęs, ko tu savo neleidi, ir išlaisvink save visada. Ir mūsų vaikai, jie irgi ateina kaip mokytojai. Ir visa jų vaikystė, jie mums taip gražiai tas visas mūsų vidinės žaizdas parodo. Ir jie taip gražiai atspindi dar santykius, kur mes galvom, kad jau tikrai tokio žmogaus tai neįmanoma mylėti. O jūs pažiūrėkite, vaikus, jie myli. Ir dar irgi to noriu pasakyti, kad tokiose šeimose, kurios manipuliuoja vaikais, vaikai turi tą vidinį konfliktą. Jie tarsi turi rinktis vieną iš tėvų. Ir jie visą laiką šokinėja, jie nori būti geri abiems tėvams ir jie jaučia kaltę, kad, pavyzdžiui, mama negali mylėti tokio vyro, ar ne, o vaikas myli. Kaip tam vaikui sutalpinti tuos jausmus? Bet irgi yra labai svarbu vaikui pasakyti, kad net jeigu aš nesutariu su tėčiu, nes aš esu moteris, tai su tėčiu, ar ne? Čia nebūtinai, jeigu klausys vyrai, tai jeigu aš nesutariu, ar ne, Taip, tai čia suprantama. Jeigu aš nesutariu su savo antra puse, tai pasakyti vaikui, kad yra labai normalu ir sveikintina, kad ir tu gali mylėti abu.
Čia yra mano nesutarimas, yra mano atsakomybė, bet vaikas gali mylėti abu. Ir jam Bet čia nereikia turbūt- rinktis. Bet čia labai Vaiką sąmoningos išmokinti, mamos vaiką reikia. išmokinti sutalpinti va tuos tokius jausmus, kurie jie yra labai labai sudėtingi. Bet nereikia jų išstumti. Vaikui reikia pasakyti, kad tu gali tiek prasiplėsti viduje. Nu, čia ne tie žodžiai, kur vaikui pasakyti, bet pasakyti, kad yra gerai, kad tu myli ir tėtį, ir mamą šitoje situacijoje. Nes ir tėtis, ir mama tave myli kaip vaiką, kaip sūnų arba kaip dukrą. Mūsų santykiai yra mūsų santykiai. Tai mes esame du suaugę žmonės, čia yra mūsų santykis. Bet kadangi mes mylim tave, tu irgi myli mūsų abu ir tau nereikia rinkti. Jo, kaip aš linkiu iš tikrųjų vat, visom porom šitą schemą, kurią tu dabar pasidalinai ir papasakojai, ją naudotis. Nes kiek aš girdžiu situacijų, kaip mama arba tėtis manipuliuoja tais vaikais ir sako, žinai, skiriamės, bet vaikai lieka pas mane ir tu neturėsi teisės jų pamatyti. Tai, ta prasme, įsivaizduok, ant kiek ego turi būti kokioje vietoje, kad šitai pasakyti. Tai taip labai skauda, tai antrai pusiai labai skauda, bet čia ne apie tai, čia apie tai, o kas lieka, kas vaikam, kaip jie jaučiasi. Ir va šitoj vietoje, kaip man norisi, kad šitą pokalbį išgirstų kuo daugiau žmonių, kad suprastų, kad čia ego nėra vietos. Kad čia reikia pasižiūrėti visą laiką ir va kaip tu sakai, tuokėsi vyras ir žmona ir skiriasi arba nesutarė vyras ir žmona, nebūtinai skiriasi, kaip tu sakai, man lygiai taip pačiai skirybos yra čia kraštutinis variantas, visą laiką reikia išbandyti visą spektrą ir visus va, tavo pasakytus, reiškia, pasakytas visas terapijas, tam, kad suprasti arba prisimti atsakomybę ir sakyti, taip, aš padariau 100%. Aš padariau viską, kas nuo manęs priklausė, kad šis ryšys, ane, arba šis santykis gyvuotų. O visa priežastis, vat kiek mes šnekam, aš vis tiek grįžtu į tą vienintelę priežastį. Suaugti pačiam, subręsti pačiam, išgyti pačiam. Nes visa tai, visi tie ego irgi kyla iš to, kad nėra tos emocinės, dvasinės brandos pas žmogų. Yra tik fizinė branda, užaugo kūnas, bet nėra emocinės, dvasinės brandos pas žmogų. Tu gali nubėgti dar į 100 santykių, tu visos problemos sugrįž, jeigu tu viduje nepasikeisi. Dėl to ir sakau, tas 100%, ką tu turi padaryti, tai tu turi padaryti pats ir dėl savęs. Kuo aš labai džiaugiuosi sąmoningos tėvystės to apimtyje, kad kaip ir mane pačią pabudino dukra. Nes atrodo, kad dėl dukros aš padarysiu bet ką, net ir tai, net ir užaugsiu, emociškai, dvasiškai užaugsiu, ar ne tam, kad galėčiau būti ta mama, kurios reikia. Tai bet aš noriu pasakyti, kad šitose vietose, kai išgirsti, ar ne, bet jeigu jūs mylite savo vaikus labiau už viską pasaulyje, ir daugybė žmonių myli savo vaikus labiausiai už viską pasaulyje, tai jūs pasiriškite vienai kelioniai. Subręsti, išgyti patys. Ir tada viskas įsispręs pačiu geriausiu būdu. Jūs net neįsivaizduojat, kaip viskas pradės spręsti pačiu geriausiu būdu. Net jeigu reikės net jeigu nukris kažkas tai, kas yra melaginga, nereikalinga, jau praaugta, taip toliau ir panašiai, vis tiek jūsų gyvenimas dėliosis pačiu geriausiu būdu ir vaikui jūs rodys patį geriausią pavyzdį. Pats geriausias pavyzdys bus, jeigu jūs išmoksite atkurti ryšį, atkurti meilę, nes kažkada jūs tą žmogų susitikote ir kaip ir sakiau, jeigu jau tikrai tiek nušvitote, kad jūs galite žiūrėti savo partnerį su atjauta ir dėkingumu už tai, ką jis daro gyvenime, kaip jisai stengiasi, bet nuėję savo vidinę kelionę jūs suprasite, iš kur ir pas jį yra tokia elgsena. Ir jeigu visiškai bus neįmanoma būti kartu, tos skyrybos, jeigu jos įvyks, jos bus visai kitokios kokybės. Ir vat kaip sakai, irgi tada vaikai sako, noriu, kad jie išsiskirtų, nes jie nebegali tos įtampos daugiau pakęsti. Taip pat nueita kelionė, vidinis tas gijimas ar ne, užsipildymas, tą įtampą mažina ir atneša neįtikėtiną gerovę gyvenime. Ačiū tau labai, Inga. Iš tikrųjų, tai tuo, kuo tu pasidalinai, tai tikrai receptas, kuris tikrai, aš labai tikiuosi, kad klausytojams padės suprasti arba surasti tą kelią į save, į savo augimą ir tą užsipildymą, nes kaip tu sakai, tik iš pilnos taurės mes galim duoti kitiems. Tačiau iš tuščios taurės mes atsigerti niekam negalim. Aš linkiu visiems užsipildyti patiems ir visą laiką, jeigu kažkas trigina, jeigu kažkas nepatinka,
Žinokit, čia tikrai ne apie tą žmogų, čia tikrai viskas apie jūs. Mylėkit save, būkit laimingi ir svarbiausia, tą taurę pripildyti pačiam. Iš pilnos taurės galim pagirdyti labai labai daug. Tai ačiū Tai tau, Inga, kai labai taurė už. pilna, iš jos galės gerti ir vaikai ir jaustis. Jeigu Ir įsivaizduok, jaustis vaikai laimingi. mato tėtį ir mamą, kurie yra laimingi, ne, kurie yra santykyje laimingi. Tai labai didelė tikimybė, kad jie irgi sukurs tokius santykius. Ar galbūt ne dar gražesnius, gal dar pilnatviškesnius, bet jie supranta ir žino ir turi pavyzdį, kaip tėvai sprendžia klausimus, kaip tėvai daro dalykus. O kad mes visi darom klaidas, tai kaip tu sakai, mes evoliucionuojam, mes privalom klysti, kad išmokti. Baisiausia yra, kai daromos klaidos ir iš jų nepasimokoma. O jeigu daroma klaida ir po to išmokstama, tai yra nuostabu. Tai reiškia, viskas yra labai labai gerai. Tai Inga, tau labai labai dėkoju už pokalbį, nes tokio sąmoningo žmogaus aš tave sutikau ir aš tiesiog supratau, kad šitas žmogus yra, nu, labai gilus. Labai gilus ir man labai labai artimas. Ir tau ačiū, nes tu padėjai ir mūsų sunkiame kelyje, kai mes turėjome iššūkius su savo sūnum. Ir tikrai tavo klausyti ir girdėti yra labai labai ypatingas. Tai aš labai labai dėkoju tau už tai, kad tu skiriai savo laiką. Ir kad galėjai pasidalinti savo išmintimi, žiniomis ir tuo, ką tu darai. Ačiū ir kitą. Iki.